Lietuvoje yra dvi autosporto religijos. Pirmoji Dakaras, antroji Palangos 1006 km arba Aurum Palangos lenktynės. Ir čia mes matom, kiek susirinkusių žmonių. Spėju, kad jūs esate lenktynių gerbėjas. Taip. Kiekvienais metais nepraleidžiam. Važiuojate į Palangos ralį ir nepraleidžiat. Taip, be abejo. Šiais metais atrodo, kad nelabai daug dalyvių kol kas matosi. Taip atrodo. Visi ruošiasi garažus. Visi tyliai ruošiasi startui. Ačiū, mes praseisime per šitą gražų tunelį. Pasižiūrėsime GT automobilį. Tikrai turėtų būti BMW, tikrai turėtų būti kaipgi be BMW Palangos ralis. Ir be abejo mes matysime čia pradžioj tokių komercinių šiek tiek automobilių. Labai yra ką pažiūrėti. Yra ką pažiūrėti. Yra, tikrai ir žmonių yra, ir paršiukų visokių visko yra. Pasikalbėjom smagiai su Kęstučiu automobilių autosporto entuziastu. O šiaip yra sakoma, kad Palangos lenktynės yra tikrasis vasaros ženklas, nors aišku vyksta jau vasaros viduryje. Na, bet čia dar birželį Vilniaus centre lenktynių paradas, automobilių pristatymas. Aišku, tikrai ne visi atvykę, bet už tai kokio grožio V6 turbo, pasižiūrėkite. Kokio grožio automobiliai, gatvėse tokių nepamatysi. Taigi prasidėjo vasara. Čia savo kūrinius demonstruoja ir Memel Motorfest ir tuningo. Daug tuningo, galima pasigrožėti, paganyti akis. Nes žinot, dabar automobiliai darosi nuobodus. Tai čia galima rasti nenuobodžių automobilių. Nerealaus grožio automobiliai. Čia pasirodo galima išsinuomoti. 3000 VVTi. Kaip gražiai dropintas golfas šakės. Bambalinis ratų suvedimas galinis. Koks geras išvertimas. Čia suprantu taip, kurie atsidarė kapotus, tai nori parodyti, kokį kietą variklį turėjo, kurie kapotų neatsidarė, tai arba va, silkė sena, sakykim, galinga kvatrinė, arba dropintas normaliai tuninguotas automobilis. Na, šitas tai nedropintas. Pasižiūrėkim, kas bambalio viduj. Kam reikia? Nesakysi, ne? Štai prašau. Įdėkite socialinius tinklus, pareikit Galegerę, padėkosite tuo pačiu jiems už įsteigimą. Va, čia ančiukas su istoriniais numeriais. Fantastika. Visi nori paliesti šitą biką, bet atkreipkite dėmesį į jo etiketę. Holy shit edition. Galiu pasakyti, kad Darius Jonušis prospekte čia Vilniuje užkūrė didelį tūsą judesį, vaibą, lietuviškai tariant, vakarėlį vidury dienos. Daugybė žmonių, daugybė puikių automobilių, nežinau, ar tiek daug jų bus Palangoj. Sužinosim. Chevrolet Camaro 76 šakės. Čia polo su tokiais ratukais. Eina savo. Čia dabar į pavojingą zoną įžengėme, čia yra decibelų drago automobiliai, čia garso sistemos raunančios toką, labiau negu galingi V8 varikliai. Pimpačkiukai atrodo taikiai, bet jeigu užgroto visų garsų taip neatrodytų. Tai štai visus Memel Festus, tuningus, garso dragą, paliekam decibelų dragą už nugaros, keliaujam prospektu toliau. Na ir tenai turėtų būti linksėjimo įsirikiavę ir lenktynių automobiliai. Žinau, kad ir Juta dalyvaus, ir Šiauliai Designs, ir KTK. Spėju, kad ir kokį nors Mercedesą GT3 taip pat pamatysime. Statetos komandą turiu omeny. Bet čia be abejo susirinko, na, kol kas ne visi.
Mačiau, kad be variklių gaubtų, tai tie automobiliai, kurie nori parodyti, koks kietas variklis, o kur su gaubtais, tai koks kietas pats automobilis. Tai Dovilo Čiutelės Lada, kuriai kategorijai priklauso? Priklauso tai kategorijai, kad kai trūksta dėmesio, pakeli kapotą ir visi ateina pažiūrėti. Smagu jūs matyti, kodėl važiuojat kasmet Palangoje, nes dalyvių lyg truputėlį sumažėjo, bet Ladai tai Tai neprituri. labai paprasta priežastis. Mes dar niekad nelaimėjom, norim laimėti. Važiuosim, kol nelaimėsim, labai viskas paprasta. Kol kas aš ir Dovilas esam dviese patvirtinti vairuotojai ir turim kandidatų. Tai dar kol kas netgi sąstatas mūsų nėra aiškus, bet aš ir Dovilas tai lieksim. Matom Antėjos komandą su Porsche ir iš tikrųjų pandemijos visos jau praėjusios, tik viena dar nepraėjo, dėl kurios jūs ir dalyvaujate Palangos lenktynėse, nesustodami. Dalyvausim, kol bus kur dalyvauti. Apie automobilį ir apie komandą trumpai. Komanda susirinko, visi kiti vairuotojai. Tikėsimės atkaklios kovos. Vytas Gedutis, Egidijus Ruktaravičius, Karolis Blėdis. Tryse varysit ar daugiau? Keturiese, Darimas Aciulis. Kaip besisiūlė, aišku. Ar gali būti, kad šiais metais bus lengviau laimėti? Nemanau. Nes visi atvažiuoja laimėti. Jo, visi daug Porsche. Tai jūsų irgi Porsche? Na, bet mes ne pro driveriai. Žinau, toks klausimas, raudoni, geltoni automobiliai labai gražiai atrodo. Ar kuo ryškesnis automobilis, tuo greičiau lekia? manau, kad gal nelabai turi tas įtakos. Bet šiaip raudonas, geltonas yra smagu žiūrėti, aš galvoju. Smagu akiai pamatyti tokius automobilius, daug gražiau negu juodi. Bet koks čia automobilis, jeigu jo istoriją trumpai galit papasakoti, čia buvęs Jutos ar ne Jutos, kuris čia? Čia buvęs Porsche Baltijos automobilis, dabar antri metai mūsų. Ir kokie ten skaičiai 911 ar kaip? 992 GT3 Cup. Noriu atkreipdėmėsi ir į KTK komandą. Jie turi apie 10 BMW, važiuoja Baltijos čempionate ir BMW Cupe, bet matau su turbininiu BMW, nes nauja klasė ir Baltijos čempionate yra BMW Turbo Cupas. Tai va, su turbininiu BMW jie lėks ir Palangoj. Darius su šeima atlėkęs, greitasis Darius Baltijos čempionate labai greitas ir labai visose trasose dabar jau matau. O Palangos trasa iki skausmo pažįstama, labai paprasta, bet automobilis tai kitas, kurio dar turbūt nesat Palangoj važiavę tikrai. Tai važiuosim parodyti, kaip jis gali ir Palangoj važiuoti. Nes dar nieks nebuvę Palangoj su juo. Čia nauja mono klasė dabar, kuri turėtų pakeisti BMW 325 Cupą. Tai yra G20 serijos BMW modeliai visi, kurie eina nuo 19 metų, 2 litrų variklis su turbina. Ir ta nauja klasė, bandom, aišku, gaila Palangoj kol kas viena tik tai mašina šita, bet Pabaltijo čempionate jau daugiau mašinų yra ir tikėsimės, kad ta klasė stiprės, didės ir bus konkurencinga tokia pat kaip 325. Prieš Palangą dar važiuosi turbūt vienas lenktynės mažų mažiausiai. Nusimato dar vienos Estijoje dabar po poros savaičių turėsim. Jo, Barnų mieste bus Pabaltijo čempionatas, tai bus gera treniruotė prieš 1000. Ar sunkiau važiuoti Palangoj, ar tose pro trasose, kurios reljefiškesnės? Sunkiau tai turbūt pro trasose važiuoti. Palangoj dažniausiai labai sunku pasimatuoti, kaip tau ten važiuoti sekasi. Nes daug kas susirenka, kur tik vieną kartą važiuoja, o pro trasose tai jau ir driveriai yra atitinkami. Dažniausiai prie žmonės sako, tai kiek čia arklio turite BMW, ant kiek eina, kiek arklio? O čia paliksim paslapty, pažiūrėsim, kiek prieš 1000 būsim atsukę. Komandos spalvos puikiai pažįstamas, bet stovit šalia Hyundai'aus. Tai elektromobiliu varysit? Ne, tikrai ne. Tikrai šitam nepasiduosim. Mūsų automobilis tiesiog važiuoja Nürburgringe šiuo metu 24 valandų lenktynėse, tai mes be automobilio. O tuščia vieta mūsų. Komanda ta pati ir automobilis tas pats, tai Audi R8 automobilis GT3 klasės, su kurio važiavom praeitais metais, važiuosim šiemet, bet su nauja greičių dėže.
Na ir pilotai vis tiek greitesni. Pilotai greitesni, tie patys, bet greitesni, daugiau patirties, daugiau lenktynių pravažiavę, tai pasiruošę busim stipriai. Tuos vardus dar pasakyk. Gerai, tai mūsų pilotai Mantas, Karolis ir Egidijus. Ernesta Stapangutė komandos vadovė perduoda Dariui Jonušiui atgal. Man atrodo, šitas prospektas toj vadinsis nebe Gedimino prospektu, nes jis visas užpildytas pristatytų automobilių. Dariau, labai trumpai papasakok, kaip čia suskirstyti dabar automobiliai. Nu, kaip ir kasmet mes stengiamės, ne visada išeina, nes vieni gali kažkam kelionės, kažkurie, kaip ir pavyzdžiui, kai kurie 1006 km lenktynių dalyviai dabar dalyvauja varžybose ir yra išvykę, automobilių fiziškai nėra, bet pats konceptas mes stengiamės, šiek tiek pristatyti tiek ir pagrindinį renginį, tai yra Aurum 1006 ir tada lydintis renginiai, gal nelydintis, kaip jos vadinkim, sudedamieji renginiai, papildomi renginiai, kurie vyksta lenktynėse, tai yra tiek ir decibelų dragas, tiek ir drago lenktynės, traukos taip vadinamos, tiek ir žiūrovų slalomas, Memelio auto show. Moterų orientacinis ralis. Tai maždaug pagal blokus taip ir yra. Tam, kad žmonės galėtų pačiupinėti galų galę ir pačiam dalyviam šventė. Ir žmonėm praeinantiem arba specialiai atvykusiem į Vilnių dėl šito ar dėl kitų renginių, kad jie turėtų kur akis paganyti, vaikai pasifotografuoti ir matytų, kokie automobiliai šiemet bus lenktynėse. Tada mes tikrai turime pereinamą taurę komandos ir kažkaip anksčiau, prieš 10 ar kiek tai metų, mes, kaip ją gražindavo, atvažiuodavo ir gražindavo ir sakom, ačiū. Bet vis tiek tai yra daiktas, kuris turi savo istoriją, turi savo aurą, turi savo adrenalino istoriją. Ir tada galvom, kodėlgi, dabar bijau sumeluoti, bet turbūt daug dalykų susidėjo ir nutarėm, kad Vilniuje, Lietuvos sostinėje, padaryti tokį pristatymą, priminimą, pasakymą apie garsiai, kad jau netrukus mes įsikelsimės į pajūrį ir gražiname organizatoriam taurę ir prasideda ta atskaita, jau labai aiškiai atskaita, kad laukiame jau čia pat vykstančių lenktynių. Edmundai, matėm labai daug gražių automobilių Memel Motor Fest pažymėti ir rėmėjų lentelėmis. Kur Palangos lenktynėse bus galima jūs pamatyti ir kodėl verta būtų atvažiuoti vien dėl jūsų renginio? Todėl, kad šį kartą Palangoje vyks jubiliejinis 5. Memel Motor Fest renginys ir žinoma, jau dešimtus metus iš eilės apskritai mes organizuojame šį projektą Lietuvoje, tai Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Kaune. O Palangoje bus 5. kartą, kaip jau ir minėjau. Kodėl verta aplankyti? Todėl, kad Aurum 1000 km lenktynės niekada nepalieka nei vieno abejingo tam mašinų griausmui ir toms spalvoms, kurias galite atvykę pamatyti, o eidami link lenktynių trasos, laikykitės kairės ir truputėlį į kalniuką ant Palanga Kretingo viaduko. Ten mes turėsime savo plotą ir tikrai jame rinksime ir Ferrari išskirtinių markių automobilių, ir taip pat ir senovinių, ir retro automobilių, kurių tikrai ne kasdieną galima pamatyti mieste. Aš ir norėjau klausti, kokiais automobiliais stebinsite labiausiai. Ir kuo skiriasi, žiūri, vieni automobiliai pakėlė dangčius stovi, kiti nepakėlė. Ar tie, kurie gražesni išoriškai nepakėlė, o variklis kur gražesnis rodo? Tai jeigu turi ką parodyti, galėti daryti ir šoninės durelės, ir bagažinę, ir šiuo atveju ir kapotą. Ko gero, jūs turite omeny apie Camaro žalios spalvos, kurio automobilis yra visas blizgantis ir papuoštas. Tai tikrai toksai yra, ko gero, vienintelis Lietuvoje ir labai džiaugiamės, kad jis atvyko pas mus. Palanga be drago lenktynių neįsivaizduojama ir noriu paklausti pirmiausia, tiems, kurie atvažiuoja pirmą kartą arba antrą kartą, mato daug skirtingų automobilių. Kuo skiriasi drago automobiliai? Iš principo nieko. Jie klasėmis yra skirstomi pagal trasos įveikimo laiką, dėl to važiuoja tokie patys su tokiais pačiais. Ir jau pagal kiekvieno norus, kam koks automobilis patinka. Nori elektra, nori benzinas, nori dizelis, nori pienas. Elektra? Taip. Pas jūs važiuoja elektriniai automobiliai? Būna, važiuoja. Jie rezultatų dažniausiai daug gerų nepasiekia, nes jie perkaista, kadangi reikia finaluose reikia dažnai važiuoti, jiem išsikrauna baterijos, jie perkaista. Bet būna dalyvauja tikrai ir užima ir taurių pasiėmę.
kiekvienos automobilių sporto šakos atstovai sako, kad jų disciplina sudėtingiausia arba tiksliausia, arba reikalaujanti didžiausios koncentracijos. Ar apie dragą traukos lenktynės galima tai pasakyti? Dragas yra daugiau technikos sportas. Jis yra pats greičiausias, tai yra faktas. Mes pasiekėm iki 560 km/h, ir pats tiksliausias, nes mes laiką, jeigu ralis skaičiuoja 2 sekundės arba 3 skaičius po kablelio, mes skaičiuojam 8. Tai va jums atsakymas. Aha. Nuskambėjo čia renginy labai geras klausimas, kas yra dragė pomidoras. Yra tokių gerų terminų, kurie tik dragė ir naudojami, tai be pomidoro kokie dar įdomesni žodelyčiai, kuriuos reiktų suprasti atėjusiem pasižiūrėti drago varžybų. Galbūt džentelmeno startas. Džentelmeno startas tai yra, kada automobiliai nebėga į startą, o kartu privažiuoja prie starto linijos, kad abudu vienodai turėtų laiko pasiruošimui startui. Prieš startą dar labai dažnai vyksta toks padangų pašildymas, ar ne? Burnautas nėra daromas vietoje, tai reiškia, tu prasukai ratus, turi pavažiuoti į priekį. Laiko limito jam nėra, bet tu turi nuo burnauto pradžios per minutę grįžti, man atrodo, iki starto. Neatsimenu dabar tiksliai taisyklių, bet mes nelimituojam, čia jau yra starto teisėjo prerogatyva. Ar dragė yra svarbu, kad automobilis būtų ir gražus, kad ir atrodytų gražiai, nes net klasikinėme ralyje nebūtinai labai greitas automobilis, bet sakau, koks gražus. Tai vat kaip yra dragė? Europoje ir pasaulyje į vaizdą nėra labai stipriai žiūrima, bet Lietuvoje ir Latvijoje ir Estijoje jau mes esam nustebinę, Lietuvoje yra susiformavusi gražių automobilių kultūra, gražių ir greitų automobilių kultūra. Jie yra ne tik tai greiti vidumi, bet ir dar yra į ką pasižiūrėti. Tai dabar tiem, kurie jau ruošiasi atvažiuoti atostogauti į Palangą, kur ieškoti drago varžybų? Drago varžybos bus iš Nemirsetos pusės, tai yra nesukti į Nemirsetą į Palangą, o važiuoti tiesiai link žiūrovų parkingo ir tada atsimušti į drago trasą. Labai įdomi ekspozicija jūsų. Kas čia yra, koks čia projektas, kodėl paminklai prie lenktynių? Mes visiems tiems, kurie mėgsta greitį, siūlom įsigyti antkapį iš anksto. Juodas humoras labai gali būti, atrodo labai unikaliai viskas, bet faktas yra toks, kad greitis pražudo begalę žmonių, begalę sužeidžia. Tai mūsų tikslas yra pasakyti, kad jeigu mėgsti greitį, pagalvok. O jeigu vis dėlto nepavyksta pagalvoti, įsigyti antkapį visą laiką galima. Kitaip tariant, greitis lenktynėse turi būti, o gatvėje turi būti sveikas protas. Labai įdomu, nemažai žmonių čia kalbintų, pasakojo, sakė, mes išsitaškom trasoje. Ten nuvažiuoja, žmonės išsitaško, adrenalinas ir tada jiems nereikia taškytis gatvėje. Tai čia turbūt irgi geras yra dalykas, kad pagalvoti, jeigu labai reikia to adrenalino, gal nevažinėkim dėl to adrenalino gatvėse, keliuose ir nežudykim nei savęs, nei kitų. Jeigu kažkam norisi, tegul važiuoja į trasą, bet ten bus tikrai turbūt labai gerai, nors niekada nesu buvusi.